Sveiki, šiandien spalio 16 dieną karjeros diena. Ir karjeros diena yra susijusi su tuo, jog galima rasti savo darbą, galbūt kur atlikti praktiką, įmonės, skirtingos įmonės, kurios renkasi ir jūs bendraujat, renkatės patys, kur atlikti praktiką, o galbūt likti dirbti. Šiandien daug įdomių veiklų ir labai laukiame jūsų visų. Galiu užduoti keletą klausimų. Kaip jums šiandieną? Šiandieną patinka, įdomu, daug įvairių atstovų iš įvairių įmonių, įvairias specialybės rodo iš arti, kaip pavyzdžiui, muitinės, departamentas, probacijas, logistikos įmonės. Tikrai įdomu, praplečia akiratį. Manau, tikrai visiems ir studentam, ir man pačiam naudinga. O kas jūs asmeniškai labiausiai sudomino? Kol kas muitinė. Muitinė. Kol kas muitinė, nors visiškai kitą dalyką studijuoju, bet jo, kol kas muitinė. Ačiū. Prašau. Labas, ar galiu užduoti keletą klausimų? Kaip tau šiandien sekas? Puikiai. Puikiai, ką naujo sužinojai ir išmokai? Per 10 minučių per Snapchat'ą reklamą iškarpėti. Sveikos merginos, kokie įspūdžiai apie šiandien dieną? Žiauriai faina, žiauriai smagu, dabar kad ir dariau registracijas, vis tiek susirinkau du lankstinukus iš Vilniaus FM, labai smagu. Sveiki, labai iš tikrųjų yra smagu matyti, kad tiek daug jaunų žmonių yra susidomėję savo karjerą, labai atvyko daug smagių, įdomių įmonių, tai labai smagu matyti aktyvę SMK veiklą. Kurie stendai jūs labiausiai sužavėjo? Tikriausiai muitinės. Turbūt Vilniaus FM. Tai va, šiandien tiek.